Kasdien gaunu daugybę klausimų, tai kaipgi išsirinkti tą gerą alyvuogių aliejų. Tai pirma taisyklė, kurios turite laikytis, pirmiausia rinkitės extra virgin. Antra taisyklė, turi būti žemas rūgštingumas. Standartinėme extra virgin rūgštingumas yra 0,8. Rinkitės tą, kurio rūgštingumas yra mažesnis, tai yra iki 0,3. Toks ypač tyras alyvuogių aliejus bus įspaustas iš žalių, nesunokusių, pačių aukščiausios kokybės alyvuogių. Trečia taisyklė, jokių būdų nesirink alyvuogių aliejaus iš alyvuogių aliejaus mišinių. Kai būna parašyta kitoje etiketės pusėje ES alyvuogių aliejų mišinys. Rinkis sandarioj pakuotėj stikliniai, metaliniai, kad produktas nesioksiduotų ir nesusidarytų kenksmingos medžiagos. Žinok, kad specializuotose parduotuvėse alyvuogių aliejus tikrai būna vienas geriausių. Ir aš renkuosi iš Visi gurmanai, kur ir mano klientai renkasi šį aliejų, rekomenduojame ir tau. Ar kaina yra svarbu? Žinoma, tačiau vien kaina dar neparodo, kad alyvuogių aliejus yra aukštos kokybės. O kartumas žinoma turi būti, nes polifenoliai, kurie apsaugo mūsų ląsteles nuo oksidacinės pažaidos, kaip jie gali būti nesudarantis kartaus skonio. Tai jie natūraliai yra, tačiau tas kartumas turi būti vaisiškai, daržoviškai malonus, bet tikrai ne pramoniniškai, alyviškai negardus. Tai išsirink kokybišką aliejų iš specializuotų parduotuvių, aš renkuosi Visi gurmanai. Tikrai tau patiko mano patarimai, paspausk like, pasidalink su draugais ir rašyk komentare daugiau patarimų.